Ką, šaunuoliai? Tepam mėlyną mastiką. Eik tu savo kaip smagu. Pirmas sluoksnis kampams. Naudojame kilto kampai, kilto mastiką visur. Viskas yra svarbu, kokia eilės tvarka dedi. Čia toks yra trikas. Visur, kur vanduo bėga, reikia pradėti apatinio kampo. Tada šitas juostas dėti ir tada šitą. Tada jeigu kažkur kažkokia skylė, vis viena nubėga ne po ją. Pirmas sluoksnelis. Pasirodo iš karto brokas, kur neprilipęs popierius yra armavimo. Reikės išpjauti ir užtepti, kad nebūtų puslė. Karkasiniam name svarbu, kad čia lauko siena susidaro garo izoliacija iš tos pusės ir už jos yra garo izoliacija ta pagrindinė namo. Ir net labai svarbu, kad tarp jų būtų prasivėdinimas. Šiuo atveju pas mane iš kitų patalpų kiaurai vaikšto oras, taip, ten viduj siena. Tai nėra problemos, kad čia yra iš abiejų pusių užglūšyta. Bandom tepti strižai, čia papildomai irgi užarmavom, dar vienas armavimo sluoksnis, nuo jo bus tik tai geriau. Brangus dalykas, tai pigiausias yra deguminė, ne kažką tokio naudojimo, manau, aš tiesiog taip kukliai tikiuosi, kad čia yra tiek pat geras variantas. Jis sutepi tą pačią gumą ir jisai suriša tiesiog kaip armavimą duoda ir gaunasi toks armuotas, sandarus vandeniui guminis juosta. Katilinį nepasidariau trapo. Žmona sako, nedaryk smirdies. Tai galėjau sausą trapą padaryti, bet nepadariau. Nugruntavom ir bent jau irgi hidroizoliaciją ištepsim. Čia grindis, kad visiems čia pilna visokiausių bus laiks nuo laiko palašėjimų ir skalbenkė. Čia jau nesvarbu, kad sienas nutinkuotas, visiems vanduonis lygis aukščiau nepakils. Tai sienų neimpregnuoju, jos visos yra čia iš žalio gipso padarytos, bet čia irgi uždėsiu tokių jos čikę visur ir visas grindis suarmuosiu, kad būtų, taip pat smagiau gyventi. Čia toks vėjas tai nebaisus, bet šiaip tai, matot, sandvičą per pusę stovi prisuktas, o tas galas laisvas, įsivaizduokit, stiprus gūsis, kokią stiprią laužiamąją jėgą turi. Dėl to pažiūrėkit, kiek aš varžtu čia priciokinės. Tai vis viena patį sandvičą stiprus vėjas gali sulaužyti. Tai aš kalbu apie tokius jau štormus, uraganus. Dėl to aš turiu kelias skirtingas idėjas, kaip čia sutvirtinti. Galima ten taip, galima kitaip. Bet uragano jis nesparus dabar yra. Kuo daugiau sutvirtinsi, tuo daugiau metrų per sekundę atlaikys. Čia aš esu pasižymėjęs, kur noriu įsukti ilgesnius varžtus irgi. Ypatingai šitą pusę. Tos noriu išsukti. Nes aš visus pirkau vienodus, bet šitoj vietoj gali būti daug ilgesnė, neturi kur išlys kitoj pusėje, tai čia susuksiu ilgesnius varžtus. Čia yra atvira ir labai vėjota, dabar yra 30 km greitis vėjo ir čia pučia pilnu tempu. Vakar truputį darželį apsitvarkėm, tai šitas pjuvenas 1 kubinį metrą, čia nieko nesimato, čia vos kaip kur 2 cm, kitur gal 7. Čia kaip tik turim dar ką pasisodinti ir visą laiką galim pasidžiaugti nuostabiausiais krapais. Sakė, nevalgint žalių, bet aš čia nuo vidurio nuskinsiu, kur lapės nevaikšta. Neskinu raunų, nes čia per tankiai susodinta, kad jie prasiretintų. Gali ir kirminų gauti, bet gausi ir gerųjų bakterijų, manau. Aš tavęs kaip žmonos noriu paklausti. Darius Ražauskas toks įsilavinęs labai žmogus, eruditas santykius. Ar būna, kad nors, kad tą visą teoriją, kurią jis žino, kur nors panaudoja praktikoje pas jūs? Ne. Nors jis supranta, ką nors apie santykius, nors ką nors. Realybėje, ne teorijoje. Tai tikriausiai, kad supranta? O, matai? Žinot, kodėl tikriausiai, kad supranta? Nes dar gyvas. Va, su šitais bakais prispausta. Džiūna, dabar naudoju šitus klijus Urokol Express. Šitą darau be pašiltinimo, 3 cm bus galima nusidėvėjus šveisti ir dažyti per naują, dabar išdažytas džiūna. Ir čia daės beveik iki pat šito, kad tiesiog į medį su metalu nesliestų, įdėsiu kažkokią tarpinę, kokią rasiu. Fantastika, o dabar tam, kad šitą sieną išbaiginėti, mes turime čia nusiarmuoti, tam, kad nusiarmuoti, aš čia noriu padaryti ventiliaciją. Tai visgi nusprendžiau ją daryti čia,
už pečiaus, kad negadintų vaizdo ir bus geras dalykas, čia bus toks aušinimas šitos vietos. Ir jisai padavinės orą. Kada nors ateityje, kai nusipirksiu galbūt normalią buržuiką, tai bus galim pajungti tiesiai, kad oras eitų jau kaip priklauso. Tai būna dažniausiai iš galo arba iš apačios tas pajungimas. Iš apačios įdaro, nes patenkantis oras šaldo vamzdis, tai kondensuojasi. Kažkokią putą apdirbti nėra taip lengva, nes karšta. Ta puta įsilydis turi būti toksai izoliuotas, bet atsparus karščiui. O vat sienos jau džiūna, valosi, blizginasi ir tampa idealiai gražu. Vat dabar matom, čia jau yra plius minus visiškai baigta. Bet taip, kaip gražiai, va čia yra apvalnu. Čia dar biškį pasišveisim, bet gal jau ir beveik dažymui paruošta, va, su pirštu. Puikiai, nuostabiai, spalviškai dabar išsiskiria stipriai, nes kai šveitėm, matot, išryškėjusios vietos, kur pašveistos. Kai viskas susidažys, jinai bus super gyva ir tokia tik iš arti priėjus, matysis, kad jinai kažkokia kitokia ir tokia šilta ir miela. Jinai bus atmosferinė tokia. Kampus pasidarėm šiandien, kur buvom nepabaigę. Ir kaip sakiau, šį čia atsiresit ir armuosiu, ir dažysiu. Nu, žodžiu, dar su ChatGPT pasitarsiu, kaip čia geriau, bet dabar tą ventiliaciją reikia padaryti. Tai ką, ardom. Dabar mano technika tokia. Paimu grąžtą, grėžiu kiaurai. Tam, kad kiaurai pragręžt garo izoliaciją. Tikiuosi, nieko nepamiršau ir ten kokie nors nuotykiai nelaukia manęs. Laikau truputį nestačių kampu, o vat biškį nuolydis į lauką. Pragrėžiau skylę, dabar galiu nuimti plokštę. Gražu ir iš karto man yra žyma. Tada man tai reikia paimti tokį daiktą ir kiaurai prasigręžti, vėlgi nepamirštant mažo nuolydžio. O žiūrėkit, koks ekspertas. Jau vamzdis laukia, kaip visą laiką darau lengvą nuolydį į lauką. Kondensatas renkas kažkoks, jeigu išbėga lauk. Tas kondensatas daugiausiai renkas tuose, kur išeina šiltas oras, kur išeina. Čia, kur įeina, dabar čia pučia, taip šitos pusės vėjas, jaučiu kaip pučia ten, taip gerai. Tai gal ir ne visais atvejais būtina, bet jau tas, kur išeina, šiaip visas skylės, kurias darau, lengvas nalydėlis į lauką. Nieko neprarasi, tik išlosi. Kaip ir čia. Pirmą klijuoja apatinę juostą, paskui ant viršaus viršutinę. Visą laiką nepralošia. Nu ką, šį kartą va taip padariau su tokiu manžetu, jis įskirtas vidui, nežinau, kiek jis čia atlaikys sezonų, bet manau, kad čia laikys. Ir jeigu ką, tai čia jau labai jau lygiai išpjoviau, čia beveik jokio nėra tarpo. Taip, kad 100 metų. Toj pusėje irgi uždėjau, bet jau visas plėvelės naudoju, šitas yra airiteit, nepraeis čia gariukai, čia viskas yra karšta, čia irgi neaišku, kiek laikys, todėl pasikuiskim, uždėsiu, va, radau. Kažką tokią arba tokią, pažiūrėsiu, kuris čia geresnis. Tai vat, kad viskį mažiau kaistų, folga, viską padengiau folga. Pučia vėjukas. Judava, pučia. Šiaip, jeigu čia būtų koks nors pirties pečius, tai ten čia viskas sudegtų iš karto. Bet kadangi pas mane bus tas pečius, kur apsiūtas vandens kontūru, tai aš darau tokias prielaidas, kad galbūt jisai nebus toks karštas ar max 9 laipsnių iš išorės, ar ne? Plius čia įpučia vis laik šaltą orą. Čia vedinasi viskas, visi aišku spinduliuotas 9 laipsnių čia, baltis dažai šiek tiek atspindės, įkais kažkiek ir čia jo susidarys tikrai iki 50 laipsnių viduje tikrai. Tiek čia turėtų viskas laikyti. Gali ir daugiau susidaryti, jeigu matysim, kad labai karšta, reikės kažkokius papildomus ekranus daryti. Nes kitu atveju, jeigu čia gerai užkačiagarinsi ir paskui nusirdysi, gali būti, kad čia rasi tą celofaną susiraičiusi. O tai yra silpniausia karkasinio namo vieta. Šiaip, karkasinis namas man patinka dėl tiesiog energetikos. Bet man nepatinka iš išorės ta plėvelė, kur būna kartais daroma. Dėl to aš dėjau USB. USB dėjau, skaičiavau, kad tikrai užteks kvepos. Bet iš vidaus neišvengiamai kažkokie dedas celofanai. Tai jau dėjau kaip blizgų, apie 10% šilumos sutaupo. Ir įsivaizduokit, sakė, net skruzdės būna, jos suvalgo. Tai pas jūs susiveis kažkokių specifinių skruzdžių, kurie valgo celofaną. Ir jums jį suvalgys ir jūsų namas šūdas. Tai va,
Silpna vieta, kuri man, nu, sakykime, nėra, va, dėl to žmonės mėgsta blokelis, blokelis, bet man blokelis, nu, atmosfera ne ta. Dėl to mes darom tokį. Saulė užslinko, namas trekšt, debesėlis atėjo, namas krekšt, tai daro karkasinis namas. Bent jau man, aš nežinau, ar jūsų taip daro, jūs nepastebite. Pažiūrėk, broli, kokią menišką sieną pas mus. Ai, nepažiūrėsi per kamerą. Biškai gal nepataikiau, taip jau čia idealiai, bet koks skirtumas, čia viską košės prikišim ir bus kaip naujas. Ką mes ten matom? Labai faina dainininkė dainuoja, man patinka. Oi, vakarėlis, tai mano mėgiamiausias laikas. Grįžti namo. Tas kvapas, dabar aš jau lauksiu, tai pabiškai temps ir tas kvapas vis stiprės gamtos ir tokia visiška ramybė. Aišku, čia koks sutems, tai rytas ateis, nes dabar dar trumpiausias yra naktis. Viduje jau nėra labai šviesu. O taip, svečiai paliko išplauti indai. Aš nesvarant, žmonės susimoka pinigus, tai namie gali plauti. Jeigu galite palikti neplautus, atvarkysim. Meškų labai malonu, kai reikia tvarkyti, labai malonu, kai tvarkingai palieka. Čia šitas židinukas, nu, tai jis tiesiog jau karštas, jeigu daugiau šūtinį, tai čia neina rankas nulaikyti, nors atrodo balti dažai. Bet stilinga troba, ką? O, mano draugas ežiukas, nebijo, kačiukas, tiesiog per gražus. Ai, tu savo, mažutis, viskas gerai. Šiandieną mano žmonos jos didenybės Javutės gimtadienis. Ir spėkit, ką šiaip padovanojau. O šiaip padovanojau streamerį. Čia kaip prikola, nes tikėjau, kad tai patiks. Bet jeigu jau 30 virš, padeda patikti ir tokias dovanas. Aš kaip prikola galvojau. O kas įdomiausia, tai buvau telefoną čia palikęs kaime. Ir viskas, ir buvau be interneto. Ir užmigau anksti. Neįdomi patirtis. O čia jau svečius priminėja. Dar namas neatidarytas. O jau svečius priminėja, klausykit. Nu va, kiek čia šviesus yra tas mūsų namas. Pasižiūrėkit. Labai fainai, va, man patinka. Va čia, matau, šviesa krenta ryte. Ten per tą langą krisi čia. Viskas kiutalėja, ne dienom, bet valandom. Čia ilgai mąstėm, čia nupirkau tokius profilius, paskui čia padarėm. Nu, o tai padarėm. Žodžiu, vienaip ar kitaip šita visas yra normuota, vientisai. Čia yra normuota, visi langai normuoti. Paskui, kai normuojam papildomai, taip prašpakliuojam, kad tas perėjimas nebūtų toks stiprus, nes kaip ploną sluoksnį tinkuoja, tada permuša. Žiūrėkit šitą sieną, aš matau, va čia, horizontalų brūkšnys matot, kur gipsas eina, aš jį matau. Jisai dėl čia daugiau spalviškai šiuo atveju, ne tai, kad jisai visas iškilęs, bet reikia vengti kažkokių tai tiesių linijų. Žodžiu, turi būti viskas asimetriška. Nes gamtoje nėra tokio, ne, kad tiesiai kažkokia linija. Visur viskas yra unikalu. Čia pertipu, nes kitu atveju visas makaliuzė, ne, ir staiga aš matau kažkoks čia akivaizdžiai aplink langą eina kažkas matysis, kas atitinkamo kampo. Kol kad išvengt, kad nesimatytų tų sujungimų. Ta prasme, šičia jo tikrai nesimatys, nes jisai užsidažys, čia dabar spalviškai tiesiog kitaip sugeria, kitaip džiūna. Viskas nugruntuota, pertepta, paruošta, visą šitą sieną imsim. Bet jau imam nebe su gipsu, todėl kad įsivaizduokit, čia virtuvė gipsas netinka, čia pečius netinka. Visur dedu ceresito plytelių klijuosiu ant sienų. Šitą sieną viskas vientis. Čia vienas sujungimą kažkaip sakė bandys išburti. Ir kitas sujungimas va čia. Net mes matom akivaizdžiai daina tinkas. Užklijuota juostelė, nuklijuota viskas ir dais, gražiai kitas tinkas. Va toks bus sujungimas kampinis. Ir viskas hybride, judam į priekį. Tiesiog nerodžiu. Romualdas atvažiavęs, padarė tą sieną šiandien, va, sudėjo gipsą ir sormavo. Mūsų toks robinsoninis planas. Pasidarom vonę, kad būtų tiesiog boilerį pakabinu ir razėtį įkišu. Tūlikas vonė, viskas. Jau plytelės važiuoja šią savaitę pasim. Tada skambinu, važiuokit grindis dėti. Važiuoja, sudeda grindis ir iš karto einam gyventi. Va taip. Gal dar duris vidinės reikės. Tos irgi užsakytos. Tiesa, jums rodysiu labai gerą lifehacką. Ceresit CN94. Tai yra toks gruntas.
Bet beton kontaktą panašiai tas nėra ką lyginti. Vat, pavyzdžiui, turi plytelės, slidžias, ne? Šitą nutepi, viskas. Ant jo gali tinkuot, klijuot, daryt, ką nori. Jo, jis ir tokia gal viskį ir tokia hidroizoliacija duoda gal šiokį. Nu, net tai, kad, nu, kažkiek pagrėja vis vienas tas drėgmės įgerimas. Ir skystis, toks skystis, mėlyna tokį užtepį. Tai va, tokiem paviršiam, kurie slidus, aš šiaip sušveičiau ir taip čia viskas liptų, bet kad jau nupirkau dar virtuvę, dar iš chemijos biškį, kad gerai jau mažą nepasirodė. Prie barė tave tėtis? Dėl ko barė? Nežinai, nes į gatvę tu įėjai viena. Taip. Daugiau neįsi? Nepatiko, kad tėtis barė. Ne. Žirafos kaklas ilgas, galėtų būti tiltas. O! Tas kuliuko žirafėlė. Na, prie tik šitą dainą klauso. Žirafos kaklas ilgas. Tai čia man prieksperimentavo, čia va padarė kaip laiptiniai, būnant sovietinėse. Čia plytų dizainą, išėjo kavo, aš tiesiog prašiau pasibandyti šitą medžiagą, nes tai yra tie plytelių klijai ir jisai yra žiauriai kieta siena, čia jau gali daužyti su plaktuku. Tai šitą materialą negalim prie vandens, jis minkštas, švelnus, šitas kietas ir naudosim tiek prie ugnies, aš nusprendžiau, net pirksiu ten to tinklų ugnies sparaus. Ten nebus taip karšta, žinau. Kur vanduo, kur virtuvė, kur tualetas. Visur bus tas pats dizainas. Čia kaip vis laik dar biškai pasišveičia ir gaunas, va toks šveičias jau sunkiau. Šitas visiškai drėgmės sparus, jį galima uždažyti tik tai tam, kad lengvai plautųsi, kad mažiau būtų įgeriantis. Viskas. Galiu neparodyti, žiūrėkit, baseino mano šlangą Romualdas prijungė prie žirafos ir gavosi žirafos kaklas ilgas. Įsišloju va savo būsiką, kad važiuosiu garbingųjų plytelių atsivežti, pasižiūrėti, kiek ten jų yra, kokias ten užsakėm iš užsienio, ten tų jau plytelių meistrų, ten apibučiuotos. Grindis atvažiavo meistras, išsimatavo, grindis labai gražios, viskas bus čia. Labai fancy house, custom, handmade, viskas čia yra ne štampovkė. Tiesiai čia visi moka padaryti, o gražiai, netiesiai. Menas. Kai man patinka tokie senoviniai industriniai pastatai. Va, žiūrėkit, čia bus ant vonios šono tokie molio motyvai ir visos jos bus tokios apie molį. Tik tai kitas bus margesnis, kiek pamenu. Va, kaip pardavėjas dirba, aš neatsimenu, kas čia dabar yra, iš kokios įmonės mes pirkom, reikia šonas pagalvoti, bet principas tas, kad čia nei jų sandėliai, nei ką, nei jie gamina. Jų tikslas yra parduoti yra sunkiausia. O jie neapsikrauna kažkokiais ten sandėliavimas vežimais. Jie tiesiog paspaudžia mygtuką ir gamintojas pagamina. Vežėjas atveža, klientas gauna viskas. Jeigu dėsi tos einamas plytelės. Po 4 metų tavo namas atrodys toks seniena. Taip, karšta, 30 net čia atvažiuoja, vėjukas pučiai baseinai, šokiai, baraš, koks kurortas, tik visus raumenis atleidžia. Tas baseinas kiek mums kainavo, aš nežinau, 100 eurų maks. Ir viskas. Geriau turėti prūdelį, bla bla bla, bet labai gera pradžia. Mergos atėjo plytelių pažiūrėti. Čia yra į koridorių, čia yra į vonę ir įsivaizduokit, sendintas spintelė stovi ant jų ir viskas taip ir super apšvietimas. Trenkam spalvytę, parodyk kitą realiai baltą, va pridedi realiai baltą, ant kiek skiriasi. Labai graži, labai. Bet tai prie plytelių galima gražiam. Labai šauni komanda, galiu pasakyti. Čia visai šitą netiktų, o šitą maks tinka. Ką jaunimas, dar viena dienelė. Mes šiandien 3 darbuosime su Romualdu ir dar kolega turi, tai jis čia ir iš tikrųjų daro, bet jis nenori būti YouTube'ai. Sakau, bičias padarai kreivai. Nieko, sakau, patvarkysiu. Ne, sakau, man patinka. Čia irgi nieko nejungiau, suarmavau labai stipriai, netrūks koks skirtumas. Darau vientisą, visiškai vientisą. Ir kai darai ir baigėsi tau kantrybė, tu palieki ir paskui jungi. Ir kai jungi, jeigu tu lakuotum, pakankamai matosi, bet mes dar čia visus tos sujungimus prašveičiam. Šitą sunku šveis plytelių klijai kietė, išnyksta, va kaip čia kampas. Padarėm, kampas nebuvo užapvalintas.
padarėm prieš tai tą. Nu, gerai, apvalinam. Sukalom kaip apvalint, užapvalinom ir taip užtinkavom. Atrodo, matosi, vat sujungimas baisu. Išsišveis, užsidažys, nieko nesimato. Sužirafavom šitą, sužirafavom visas lubas. Romualdas padarė man čia tokį uždarimą. Atrodo nesunku, bet čia kiekvieną va šitą pagaliuką išpjaut, nudažyti, dėti. Ir reikalų, čia jau galim išbaigti viską vientisai, susitinkuot. Šiandien eisim prie žmonos projektą darbuotis. Gimtadienio buvusio progą atvažiuos draugės ir norės jos nueiti tenais išgerti arbatos. Turi būti tentas, išvalyta aplinka ir slaptas moterų kampelis, kurios ten kažką jis ten padarys ar kažkokius rankdarbius ar kažką. Tai va šiandien eisim trysia dirbti prie to projekto. Daugiau lakstau, galvoju kaip padaryti, privežu medžiagas, dabar 2 žmonės jas tepa. Žmonės sako, tu daryk statybų kompaniją, organizuosi, viską žmonės darys. Tai iš tos pusės tai yra mano prigimtis ne kažką tepti monotoniškai visą savaitę, bet organizuoti. Bet statyba, pats žodis statybos. Patys žino, kaip aš tos statybos laukiu visą laiką, kada jos baigsis. Bet jos mane nuo 5 klasės, kai pradėjo lydėti, taip ir nesibaigia. Tikiuosi baigsis. Nu, kas jūs katilinės tepėt hidroizoliaciją, prisipažinkit. Ar čia yra tokia praktika, ar ne? Ar tik vonės taip gražiai tepa? Ką? Vonę tai gražiai ištepėm. Čia dabar uždėsim tokias neperšlampamas duris, pripilsim vandens ir čia bus mūsų baseinas. Įėjimas bus pro ten. Vakar atvažiavo meistras, grindis pamatavo, drėgmė 6% iki 9, nuo 6 iki 9, max gali būti 3, džiūna nuo žiemą mes čia išliejom. Šiek tiek daromi tie šlapi darbai, bet reikia turėti omeny, kad čia yra mikrosluoksniai 2-3 mm, tai netokie jie ir šlapi, ne kai centimetrą tepi. Langus dabar priverstinai atidariau visus. Toks oras, džiūna, minimum dar mėnesį džiūs, kol bus galim grindis sudėti, dabar misija iki to laiko viską paruošti, jau pirmas sluoksnis dažų turėjai. Kai mano kambarys šviesos. Matot, va, turiu ir kitokių baltų atspalvių, visi atrodo panašiai vienodai. Visiškai balto niekur nieks nededa, nebent kažkokia specifinė idėja. Net langai šitie Rehau iš mainės LT nėra balti. Čia yra brangesni užpildai dedami, vokiečiai šūdo nekiša. Tai va čia yra tas atskaitos taškas, ties kuriuo galima dar labai ilgai dirbti, nes reikia suderinti nuostabiasias grindis, nuostabųjį sandvičą. Ja, čia aišku per telefoną tai nieko nerodo, kaip yra iš tikrųjų. Ir medis. Suprantat? Kaip viską reikia suderinti. O čia veikla, kur jau kūryba man patinka, nes man šiaip patinka spręsti uždavinius, patinka estetika, kad man būtų tvarkinga ir gražu. Daug dievė man tokios veiklos, bet ne per daug, nes man labiausiai patinka nieko neveikti. Visas grožis, žinokit, yra išbaigtume. Kokios šios sienos, kokios šitos sienos, viskas kreiva. Bet esmė yra man išbaigtume, pavyzdžiui. Čia, va šitie va. Mamas tos skylės, man nepatinka, čia turi būti tvarkinga, tada viskas gražiai susiveda. Tai va tokias smulkmenas visus, kaip sueini, tada atsiranda vaizdas. Gerai, dabar kitas įdomus projektėlis. Čia mes esam virš tuliko, kažkodėl čia nėra gipso, todėl kad aš darysiu bambukinės grindys. Lubas, aš nežinau kaip tas lubas aš padarysiu, iš kur tą bambuką gausiu. Čia bus bambukinės. Ir kadangi ant viršaus dėsis vata, čia ne visur vata dar dedasi dėl akustikos. Galvoju, ką čia padaryti, kad ta vata ant to bambuko nedulkėtų. Tiesiog plevelę užtempiu, simple, bet plevelė toksai skystalas. Tada galvoju, žalio gipso. Visokio gipso liko, tik ne žalio. Žiūriu, taigi dar ta puta mėtos. Tai su ta puta uždengsim tiesiog, kad vata būtų patogiai ant ko padėti. Čia vat yra tas 5-tukas, ant viršaus vata, o iš apačios bambukas ir lieka 5 cm tarpas. Galbūt netgi jame aš paslėpsiu ištraukimą. Minusas, kad bambukas dulkės. Bet jeigu tas bambukas bus lengvai valomas, tai ten vonė užlipus pasivalyti tą bambuką kartą metusi nesunku. Kaip sako, iš to, ką turim, darom tą, ką norim padaryti, išgaut bandom. Nėra labai jauku vaikščioti. Taip, pavyzdžiui, ant tokio užlipė ir jisai ir jis ten pakilt nori. Ruošiame žmonos projektui.
Kas patinka lubos, bus pakol kas tokios. Tai kaip ir sakėjai, inovatyvas. O, čia viską užpuršim bukriuku, kad būtų sandru. Šitie pagaliai yra dažyti, impregnuoti, drėgmės neįgeria ir viskas su jais bus gerai. Nu ką, projektas vystosi, žmona patenkinta. Tai būrės, laukiam kol pakils vėjas, tipo turi iki sekmadienio atlaikyti. Realiai viskas nuo Dievo priklauso. Ne, tame esmė, kad vėjas, jisai sukurs tokiam plote apie 10, kai vėjas, apie 5 tonos apkrova. Taip vėjas sukuria, 5 tonos. Ne, turiu meni, kad aš Ne. Žiūrėkit, jaunimas, kaip čia darosi. Ant kiek spalvykis gražias, raudona, mėlyna. Ką aš darau? Čia yra tokie prailgintuokliai. Jį reikia prasilginti. Ir čia yra tokia skylutė specialiai, kad įkišti ir supti, kad čia neprieisi kitaip. Ir, aišku, pakalų pasivinioja, nei per daug, nei per mažai. Ir su viena ranka neparodysiu, taip jis įsuka gražiai. Nu ir uždėjau manžetus, užtepiau žalios košės. Žius dar uždėsiu, tai aš kaip supratau, tai labai svarbu yra už jos gerai pritepti, kad jau kai dėdinai išsispaustų, kad visur gerai. Tipo, jeigu ten neprisispaudė, tai visai esmė ir prasiranda. Čia iš išorės patepu tiesiog, kad ypatingai šitose vietose jis pastorėja, kai tinkos ten, kad netyčias užpakliuoti neužkabintų. Buvo viena tarpinė trūkus, tai tik taip čia vandenuko pribėgo, bet testą padariau, patenkintas, viskas gerai, viskas gražu. Va, tokių prisilaistymų tai reikia vengti. O čia, va, kur hidroizoliacija, tai ir smagu laistyti. Nu, va, tokių čia košlangų kyla, matyti negerai, nes reikia džiovinti grindys. Projektas biškiai įsiplėtė, nes vėjas paputė, ten nuplyšo. Žodžiu, čia biški tik viena bėda, kad žiema prasidėjo, vasara kažkaip vieną dieną tai truko trumpai. Ir vėl žiema, taip šalta, žeminės triukiau sėdėjau žmonos. Čia biški buvo, biški jau sėdėjęs kelis kartai jau. Nesupyks. Kapas kaklas ilgas. Kaip mamytė gražiai dainuoja. Priedu labai miela mergaitė. Ačiū. Prašom. Dabar neplaukėm. Dabar atlaukiam. Nu, mafija, važiuojam stalviršio rinktis. Tokie čia nauji perliukai, 70 euriukų. Ir va toks, nežinau kas yra, bet labai gražus man. Medinis, jis toks rimtas. Nu ką, renkamės jau nežinau kelintą kartą. Virtuvę, prieva užsiemus. Žaidžia. Labai gražintauja. O rankenėlės tai irgi norėčiau kitas. Tikrai ne šitos, taip. Nėra iš vis ikėjų pasirinkimų stalviršio, šitas toks vienas, kuris labiausiai, bet čia yra fanieros imitacija visiškai, va. Faniera atrodo, bet čia ne faniera. A? Va, viskas yra gerai. Labai gražu. Dar nėra to klik momento, reikia dar paviršių. Nežvenk iš mane. Nepatinka man. Prasideda čia mano jau tie marazmai, čia taip. Ten, kai aš darau tas kreivas sienas, tai jokiasi ten kiti kreivas. Bet čia nėra taip lengva gerai padaryti. Ypač visi galai, kur susiduria skirtingos medžiagos, kur aš mėgstu, kad būtų žiauriai tvarkinga viskas. Tada tas kreivumas jisai toksai yra profesionalus. Ir dabar mes čia va, sujungiam. Čia vat jungiam kampą, viskas gerai, iššvietė nesimato, nieko užsidažys. Dar biškis spalvikė gal skiriasi. Jo, va, čia buvo jungimas, kai užsidažysiu, čia nieko nesimatys, viskas kampas sutvarkytas, užapvalintas, gražutis, viskas. Šį čia braštie pliutelių klijai, kaip iš betono tvirtesni jo šveisti. Čia mes bandėm visaip išveiti, atsidaro poros, keičiasi tekstūra. Sujungimas, ne? Neišeina vienu įpų visko padaryti, čia yra per didelė siena, daryta per 2 kartus. Pabandyta va taip va. Bet vis viena užsidažius, aš matysiu sujungimą, aš dėl ko žinau? Dėl kad akis gaudo. Trumpa linija baigėsi, ne? Kita linija, jinai kažkur eina, jinai baigėsi. Kita va čia trumpa linija, jinai kažkur išsibaigė. O čia yra viena ilga linija. Ir akis gaudys. Kažkoks. Pabandėm su vandeniu uždažyti jo, nes dabar spalva skirtinga. Šito, tai čia akis iškart mato, kad čia kažkas skirtinga. Kai bus viena spalva, tada daug mažiau kontrastų ir daug mažiau matysis.
su šitais kietais plytelių kliais atspariais vandeniui visą sieną, tam, kad aš nenorėjau sujungimų. O čia virtuvė eina vienas materialas, čia kažkoks kitas eina. Nu ir karočią. Jau čia kitą savaitę pamatysit, ar man pavyks, nes aš būna, noriu, kad gerai būtų, nenoriu belė kaip, o čia stringa reikalai, nežinau kaip padaryti gerai. Žiūrėkit, labai skiriasi, ar ne? Šita balta ir šita. Tai aš mąstau apie šitą, bet dabar netame esmė. Esmė tame, kad to jau nebesimato sujungimo absoliučiai. Tie kontrastai pasišalina. Nu tai viskas, aš galėsiu ramiai miegoti. Galėsiu ramiai montuoti videką jums.